Ką, labas rytas. Šiandien yra 26 jau rugsėjo, mano gimtadienis. Tai, žodžiu, mėgau kempingą, vakar gana vėlai atvažiavau, jau tamsoj, tai nelabai ką filmau, nes nebūtų matėsi. Bet iš esmės radau kempingą, galvojau, jis bus toks pats, koks praeitas kempingas, tipo nemokamas. Bet nebuvo, sumokėjau 10 eurų. Bet čia toks jau didesnis miestas, daug žmonių, tai gal ir gerai padariau, nes jau biškį ir dviratį buvo baisoka palikti kažkur taip random, tai o važiuoti toliau jau nenorėjau ir tai 100+ kilometrų padariau, tai galvoju 10 eurų nenumirsiu. O dar vienas dalykas, kas nutiko, tai mano pripučiamo kilimėlio maišas pripūtimo tiesiog susprogo, vakar pučiau ir tiesiog susprogo. Tai visas šonas atsivėpė, nufotkinau, bandysiu kaip su šortais parašyti laišką. Brendas gana žinomas, geras, garantija ten daug metų galioja, tai šiaip turėtų pakeisti, vat kaip pakeis, tai nežinau. Gal kažkokioj parduotuvėj pakeliui galima bus atsimti ar panašiai, ar paštu kažkur atsiųs. Tai žiūrėsiu dar. Šiaip nėra ten baisiai didelė problema, tiesiog dabar su burna reikia pripūst, tai biškį ilgiau užtrunk ir tiek. Miestelis gražus, šiandien žada nelyt, bet bus visą dieną apsiniaukę, tai bus vėsoka, bet be lietaus. Kas man visai tinka. Ir šiandien aš manau, kad net turėtume pasiekti Avignon. Tai Valens tikrai pasieksim, Valens yra už beveik 20 km, o Avignon, man rodos, yra už 120. Tai manau, kad įmanoma. Jeigu kelias geras, nedaug įkalnės, tai tikrai davažiuosiu. Tai va, o šiaip dabar varau papusryčiauti, nes maisto visiškai neturiu, viską suvalgiau vakar. Nieko nedasipirkau, tai varysiu kaip pons gimtadienio progai į kavinę. Gal kokį pyragėlį užsakysiu, tai va. Kalneliai ten tolumoj, kur mes ir važiuosim, ir saulytė pabiškį šviečia. Ir vat palei šitą upę, kiek mačiau, ir minsim. Gerai, važiuojam. Nepatikėsit, ką radau. Pirmas dalykas, tai radau kivių medį. Tik dar neprinokęs, visiškai kietas. Ir granatų. Nesu matęs granatų. O jie tiesiog auga va taip ant medžio. Žiauriai geras. Va, koks didelis, reikia šitą nusiskint. Bus sunkiai kažko. Va, šiaip netaip nusiskiniau. Liktai sunokia. Tai pasimsiu per traukėlę biškį. Sugraušiu šitus granatus, žiauriai skanus. Ką gamta duoda, reikia imt.
Nėra labai malonu per šitą tiltą važiuoti, galiu pasakyti. Per šitus plonus metalinius dalykėlius. Su tokiu vėju dar. Nu, kas nežino, tai aš aukščio bijau visai, tai jau čia biškį iššūkis buvo visai. Bet kažkaip, ką važiuosi aplinkui. Ką, atvariau 6 kem, tai temsta jau po truputį, aišku, dar vis tiek labai šviesu, bet kaip ir galėčiau varyt. Dar vakar temo apie 7:20, tai kaip ir galėčiau dar varyt, bet blemba, paskui bijau, kad vietos nelabai rasiu normalios. Belia kur tą palapinę, tai aišku, galima nusimes, bet norėčiau normaliai, tai va vieną kaip ir radau. Čia tokia aikštelė lygesnė, čia nieko nėra ir čia nieko nėra ir nelabai kas bus, nes tiesiog čia eina toks kaip upelis, bet jis kokių 3-4 metrų, tai nėra, kad pereit lengva ir nėra tiltelio jokio. Kokius, nežinau, 3 kilometrus į tą pusę ir kokius 2 į aną. Tai manau, kad nieks čia nevažiuos. Kitoj pusėj yra kelias, kuriuo turėjau važiuoti ir tas kelias susikirto su šitu keliu. Tai kaip ir gud, rytoj tiesiog va tiesiai ir važiuosiu. Tai va čia prie medžio, biškį, kad taip visiškai nekristų į akis. O čia upė kažkokia. Tai upė ten tolumoj, čia per kamerą nesimato, bet ten tolumoj pilis kažkokia ant kalno. Rytoj į tą pusę važiuosim, tai ten šviesa kaip ir matosi tunelio gale. Tai tikiuosi, kad jau davažiuosiu, kad nors jau šiandien mačiau ženklus į Montpellier, tai Montpellier esu buvęs jau ten prie pat jūros visiškai. Ne prie pat, bet tiesiog pajūrys. Tai ryt gal net ir kažką pasieksiu, panašiai nežinau, bijau prisižadėti, nes šiandien irgi sakiau, kad iki Avignon davažiuosiu, bet dar liko turbūt kokį 20 km. Tai va, šiandien nuvažiavau. Kiek mes šiandien nuvažiavom? Tų kilometrų. Taip. Nu, rodyk. 100 kem 1. Nėra blogai. Tiek pat kiek ir vakar praktiškai. Nusipirkau biškį maistą, dar vieną sūrį paragausiu, kurio neragavau. Nusipirkau batono, dešros, pomidoriukų dar turiu. Ir tokį pusiau padarytą pusgaminį. Tai irgi pasišildysiu nešilto kažko, nors jau tos bulkos visos, tai jau kad ir kokios skanios ir tie sūriai, bet jau biškį prisėdžiau. Nebenoriu. Tai va, vandens turiu irgi dasipirkau dar daugiau negu reikia. Viskas dujų turiu, tai all good. O rytoj, tai sakau, va, pusryčius
nežinau, ar čia valgysiu net ar jau miestelį, nes tas Avignon miestas tai gana netoli, tai gal net ten nusuksiu. Tai va tiek. Ką, gerai, kol dar šviesą einu statyti palapinę po truputį. Gera diena šiandien buvo, gera nuotaika, žiauriai greit važiavosi. Ir laikas greit bėgo, bet ir važiavau visai greitai, tai nes šiaip nemažai žmonių baikpekinančių šitą maršrutą, nes šis kertasi su Velo 17 ar 19. Tai lemba pro šoną visiems dėjau. Tai kojikės jau atidirbtos. Dabar šiandien tik reikia išilsėti ir rytoj gal jau pagaliau bus šviesa. Šiandien nelyja, nors ten debesis tai nelabai gražus ir šiaip keli lašai nukrito dabar. Bet, tikiuosi, kad ten pajūrį jau bus paskau, galėsiu užsirengęs varyt ir įsimaudyti net gal jūroj. Gerai, varau rengtis, nežinau, ar šiandien susitiksim dar ar nesusitiksim. Tai sakau labanakt. Labas rytas, nepatikėsit, kas vyksta čia šitam krašte. Saulė šviečia. Jūs galite patikėti, saulė šviečia. Ir debesų nėra. Ten biški, bet nėra debesėlių. Vau. Nežinau, jau čia kažkokie stebuklai. Atsikėliau. Net ne nuo vėjo, ne nuo šalčio, bet nuo saulės spindulėlių. Tai jau labai smagu, iškart nuotaika. Nuotaikėlė. Ja. Daiktus po truputį deduosi. Čia biškį ilgiau termozinu, nes tiesiog noriu, kad palapinė išdžiūtų gerai prapūstų. Čia jau beveik ir išdžiūvus. Atsigėriau kakavos, pavalgiau pusryčius, sūrą tiksliau užkandau 2 gabaliukus. Dviratį pasistačiau. Ir viskas. Jau vieną dviratininką sutikau važiuojantį pro šalį. Pasveikinom. Panašu, kad bus graži visai diena. Visai graži diena, dar tik 8, tai dar iki pietų dar pašils labiau. Vienas kelias, kitas kelias. Ir mes va ten tiesiai važiuosim. Ir tas kelias, kurio turėjau vakar važiuoti, įsuka tiesiog į šitą kelią, tai jie susijungia. O Avignon miestas jau turbūt už kokį, manau, 20 km. Plius minus. Tai va, tai ten jau ir stosiu, kavos atsigert normaliai, kaip žmogus. Gal kokį krosaną prigriepsiu. Šiaip net ne krosaną norėčiau normalaus šilto maisto, kokių bulvių, košės, nežinau, kepsnio kokio naminio su daug salotų. Šiaip salotų labiausiai norėčiau. Tai va, tai gal bandysiu ieškoti, gal kažką rasiu, nes jau tos bulkos su šitom dešom ir sūriais, jau pradžiui smagu buvo, skanu, bet dabar nei smagu, nei skanu, jau biškį pabodo. Tai va, ir šiaip reikia pasikrauti, jau vėl 3 dienas niekur nekroviau. Kur išėjo, ten va McDonald'e buvau sustojęs vieną kartą, tai biškį pasikrovau, bet šiaip nelabai buvo kur krauti, tai jau powerbankas paskutinė padala mirksinti. Tai va, telefoną ir GPS tik pasikroviau ir viskas. O kamerai matau 15% telikę. Tai reikia sustoti kažkur ilgiau biškį pasėdėti arba šiandien kempinge normaliam praleisti naktį. Tik tais problema su tais kempingais, kad nėra normalių rozečių. Visos rozetės yra tos karavaninės, kur su trišakiais. Tai jeigu neturi adapterio, ko aš neturiu ir jis gana šiaip daug vietos užima, tai net nelabai noriu ir pirkti. Tai neina pasikrauti, nebent tai ne tada į tualetą palieki, bet tada vėl kitos problemos, kad kažkas gali paimti taip toliau. Kažką sugalvosiu. Žodžiu, gerai. Likiu krautis.
Ką, jau palapiniai. Tai atsėdau pailsėti vienoje vietoje, atsigert kažko šalto ir galvoju, jau 10 km tik teliko, tai reikia važiuoti, surasiu kur miegot, reikia pradėti žiūrėti kempingus ir panašiai. Tai prisižiūrėjau tų kempingų visokių ir važiuoju, kažkaip pagal GPS žiūriu, kad mane veda ir žiūriu ženklas kempingo. Nusukau, žiūriu kempingas, tai pasirodo, aš pasižymėjęs buvau kempingą ir kempingas prie pat tos vietos, kur biškį buvau prisėdęs. Tai labai apsidžiaugiau, nes dar laiko yra. Kempingas kainavo apie 10 eurų. Tai ir elektra yra, ir gavau adapterį. Tai viską pasikrausiu, nes viskas buvo įsikrovę. McDonald'e biškį buvau prisėdęs papietauti, kol sėdėjau. Biškį pasikrovau telefoną, bet nėra, kad ten prisikrausi labai viena rozetė, gi nesėdės 7 valandas. Tai va, jau palapinę pasistačiau viską, nusipirkau kebabenzą. Nėra labai didelis lyginant su lietuvišku, bet taip noriu valgyti, tai jau taip skaniai graušiu. Laukiu, nesulaukiu. Tai va, žodžiu, Montpellier dar nepasiekiau, kaip sakiau ryte. Planas ir buvo nepasiekti šiandien, ir kilometrų mažiau šiandien susukau, turbūt apie 8 tik tais. Bet nieko, šiandien biškį toks vakaras pusiau poilsio bus, viską pasikrausiu, vėl atsirefreshinsiu, rekoperuosiuos atgal į save. Ir važiuosim toliau, tai ryt jau tikrai pravažiuosiu ir Montpellier ir judėsiu link Perpignan. Tai manau, kad viskas bus gerai, 3 dienos beliko Prancūzijoje, tai čia easy peasy. O kaip sakiau, šį vakarą viską pasikrausiu, pasiruošiu ir viskas, įsimiegosiu gerai, užkąsiu, kebabenzo ir tiek. Tiek šiam vakarui ir tada iki susitikimo.